Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Taigi, kai tas Usūrinis mokėsi profkėje, beveik visus tuos metus jis turėjo ir draugą, kuris jį patį visada palaikydavo, draugą, kuris mokėsi beje visai kitoje miesto mokykloje. To vaikinuko vardas buvo Miknius, už patį Usūrinį jis buvo metais jaunesnis. Bet ne iš to paties kaimo kaip Usūrinis, o iš visai kito kaimo. Usūrinis su Mikniumi rytais su tuo pačiu autobusu atvykdavo drauge į savo mokyklas Kupiškyje, o paskui popiet pamokoms pasibaigus vėl abu susitikdavo drauge Kupiškio autobusų stotyje, laukti autobuso, kuris juos parveš namo. O kol laukdavo ir kalbėdavosi ir mergaitės kibindavo. Vieną pavasario popietę Miknius, atėjęs į autobusų stoties laukimo salę, ten Usūrinį pasigyrė, kad atseit jau tą vakarą jis eis pas kažkokią mergaitę ir yra pasiruošęs su ja turėti santykius. Iš kišenės išsitraukęs viešai parodė intymios apsaugos priemonę – gumytę. Usūrinis liko tuo suintriguotas, bet Mikniaus jis per daug ir neklausinėjo, kas yra ta mergaitė, su kuria ruošiasi jo draugas susitikti, ir būtent ką Miknius ketina su ta nežinoma mergaitė daryti. 2004 metų balandis.